Sveiki, aš esu kineziterapeutas ir sveikatingumo instruktorius Rokas ir šiandieną mes paruošime treniruotę pilates, skirtą seniorams. Ir šios treniruotės metu mes pabandysime kuo labiau pajausti kūną, judesio metu, kuo didesnę koordinaciją, lankstumą išgauti ir tobulėti. Taigi prisijunkite, nepatingėkit. Taigi šiandien pradėsim treniruotę pilateso treniruotė skirta seniorams. Taigi pabandome dabar atsistoti tiesiai, giliai kvėpuojam ir paprasčiausiai su iškvėpimu susilenkiam per nugarą, bet lėtai susikūprinam, kuo žemiau leidžiame žemyn, tai po vieną slankstelį, kuo arčiau prie grindų ir vėl su įkvėpimu kilame į viršų. Tuo pačiu principu po vieną slankstelį įsitiesim, kol paskutinį įsitiesia galva. Dar vieną kartelį, iškvepiam, lenkiamės nuo pat kaklo, nugaros iki pat žemės ir lygiai tuo pačiu principu grįžtame atgal. Susikūprinam ir paskutinį ištiesiam galvą. Sustojam. Labai gerai. Pabandome kojas laikyti plačiau ir dabar su viena ranka į vieną šalį grįžtame, su kita ranka į kitą šalį. Pabandykit kojų labai nelenkti per kelius ir klubų labai šalį nestumti, tiesiog į vieną pusę grįžtame ir į kitą. Kad pajaustumėt maloniai tempimą iš šalies. Į vieną ir į kitą. Po paskutinį įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Gerai. Na, o dabar kojas suartinam šalia savęs ir kojas lieka maždaug klubų plotyje. Lengvai prilenksim kelius, padarom pritūpimą, sėdmenį stumkit atgal, o tuo pat metu rankas ištiesiam į priekį. Kai tik kylam į viršų, rankos grįžta atgal. Taigi įkvepiam, leidžiamės į priekį, iškvepiam, grįžtame atgal. Su pauze. Įkvepiam ir iškvepiam. Kuo tiesesnės rankas ištiesėt į priekį, nykštys į viršų, kojos susilenkia, grįžtam. Dar keli pakartojimai. Vat ir grįžta. Vienu metu rankos į priekį, kojos susilenkia, sėdmenį stumkit atgal. Stumėt atgal ir grįžtat. Dar keli kartai. Vo, labai gerai. Žvilgsnis daugiau į žemę išlieka. Susilenkėt, kelius plačiai. Vat ir grįžtat. Ir paskutinis. Viskas. Pakanka. Toliau. Kojas statome plačiau sekančių pratimų, taigi dešinė pėda žvelgs į dešinę, kairė į kairę, kojas plačiau, kad išliktų pusiausvyra, labai plačiai irgi nestatome ir delnai visą judesį atlieka žiūrint į priekį. Taigi dabar tupiame žemyn, keliai plačiai, įkvepiam ir iškvepiam. Vat ir vėl įkvepiam, leidžiame žemyn. Iškvepiam, kylam aukštyn. Nugara tiesi, žvilgsnis į priekį ir akcentuokit kelius, kad keliai nekristų į vidų, reiškia plačiai į šalis. Pakilom ir grįžtam. Įkvepiam, iškvepiam. Stenkitės pajaust kiekvieną judesį, kad dirba kojos, kad dirba sėdmenys, pilvas įtemptas. Kylat rankomis, leidžiate žemyn. Dar keli kartai ir žemyn. Vat. Kuo daugiau rankos plačiai, kylat į viršų ir vėl leidžiate žemyn. Labai gerai. Kuo plačiau rankos ir grįžtat. Super. Leidžiamės žemyn, susilenkia kojas ir rankos plačiai į viršų. Sustojam. Ir sekančių pratimų kojas laikysim pakankamai siaurai. Kojas lieka taip kaip klubai, nežymiai susilenkia keliai, mes sėdmenį stumėme atgal, tam, kad liktų nugara tiesi, rankos prie jūsų. Ir dabar pabandome stumti rankas į priekį. Ištieskit. Kai tik rankos atgal už jūsų, atkyla dešinės kojos kulnas. Kai tik rankos grįžta į priekį, kulnas nusileido. Rankos atgal, atkyla kairės kojos kulnas, grįžtam į priekį, nusileido. Ir keičiam. Vieną pusę. Grįžtam ir kitą. Vat kontroliuokit judesius. Vienu metu juda ir rankos, ir atkyla kulnas. Įkvepiam, žvilgsnis geriausia, kai išlieka į grindis, o nugara lieka tiesi. Į vieną pusę ir į kitą. Dar keli kartai. Vat. Rankos atgal ir keičiam. Atgal. Vienas kulnas atkyla ir kitas. Va. Plačiai į priekį. Grįžtat atgal. Taip kaip suslydėm praktiškai.
Ir daugiau susilenkėt. Viskas. Gerai. Oho. Dabar prasitempsime. Kojas dar kartelį plačiai. Ir leidžiamės link dešinės pėdos, su kuo tiesesnė nugara, kad pasijaustų tempimas per galinę ir vidinę kojos pusę. Į vieną šalį. Nugaros tiesios, pečius atgal. Rankomis tik prisilaikom prie kelio. Ir judame lyg į kitą pusę. Tuo pačiu principu pečiai atgal. Ir taip į vieną šalį sekundę užlaikėm ir į kitą. Kuo jūs žemiau pasilenksit, kuo daugiau tiesias kojas per kelius laikysit, tuo stipriau tempsi visą galinę kojos dalį. Į vieną šalį, į kitą. Į vieną pusę, į kitą ir kylame aukštyn į viršų. Kojas arčiau šalia savęs. Tik dabar rankas ištiesime į šalis ir sekančių pratimus tenksimės su kojos pirštu, tik vienu pirštu pėdos, tiesti kelį, priliesti pėdą žemę, grįžtame atgal. Ir iš karto į kitą pusę. Į vieną šalį ir į kitą. Pabandykit, įsivaizduokit, kad ant galvos stiklinė vandens. Nejudam per visą kūną, bet tik tai pristatėm vieną koją, pristatėm kitą. O rankos visą laiką plačiai į šalis. Į vieną pusę ir į kitą. Tik pirštų pristatot pėdą, tik pirštų. Į vieną šalį, į kitą. Ir kvėpuokit, žvilgsnis tiesus į priekį. Vat, į šalį pirštų tik tai pristatėt pėdą ir grįžot. Vat, labai gerai. Va, labai gerai gaunasi. Pristatėt vieną koją, grįžtat ir kitą. Žvilgsnis išlieka tiesus į priekį, daugiau kūno raumenų įsijungs. Vat, kuo toliau koja. Į vieną šalį, į kitą. Kelius truputį sulenkia. Daugiau sulenkia, daugiau bus atramos. Ir pakanka. Super. Vat, atsikvėpiam ir pabandom dabar paprasčiausiai tiesiog prasitempti priekinę kojos pusę. Taigi, pasisukam taip šonu, kairę koją į priekį, dešinę atgal, sulenkiam lėtai žemę, link žemės, pasidėkit minkštai, padėkit pilnai kelį ant grindų ir už savęs ranką esančią pagaukit pėdą. Lėtai pritraukit pėdą arčiau prie savęs. Kiek pavyksta? Rimti reikalai. Prisilaikykit prie kelio, prisilaikykit prie žemės, prie ko nors tvirto. Bent truputį. Gerai, su kita koja pabandom. Su kita lygiai taip pat. Priešingai. Kairė koja už jūsų, pagaunat pėdą, pritraukiat arčiau savęs ir pasilaikot. Bent truputėlį. Gali būti, kad sunku. Atsargiai. Va, kiek išeina. Jūs pabandykit, aš jums padėsiu. Statot kelį į priekį. Va, ir truputį arčiau. Ne, jūs sunkesnę padėtį. Su ta pačia ranka pabandykit. Va, ir pasilaikot. Nugarą tiesia. Viskas. Ir baigiam. Viskas užtenka. Viskas užtenka. Gerai. Ir dabar liekame ant žemės, perinam į padėtį ant 4. Perinam į padėtį ant 4 ir šioje padėtyje pabandysime rankas laikyti tiesias, kelius sulenktus ir nugarą, kuo įmanoma, išlaikykit tiesią su įtemptais pilvo raumenimis. Pajauskit visą kūną tvirtai. Ir šitai pabandome kairę koją ištiesti už jūsų, tik kojos pirštu. Ir nežymiai atvedam koją į šalį ir vėl grįžtam į vidurį. Į šalį ir į vidurį. Tik ant kojos piršto. Nugara tiesi, visiškai ištiesta koja per kelį. Padėjot į šalį, grįžot atgal. Pajauskit, kad įsitempia kūnas su kvėpavimu. Kuo daugiau išlaikant visą kūną tvarkingai, tvirtai. Vat, klubai nejuda, tik tai į šalį. Vieną ir grįžtat. Rankos tiesios per alkūnes. Vat, kuo daugiau šalį ir grįžtat. Į šalį ir grįžtų. Buvo labai didelė amplitudė. Dar truputėlį tiesesnė nugara. Vat, kiek išėjo. Ir su kita koja. Lygiai tas pats judesys su kita koja. Ištiesiam dešinę pėdą. Visą koją per kelį tiesi. Vat, ir tik pirštais pristatyt pėdą vieną pusę ir grįžti į vidurį. Alkūnės tiesios, žvilgsnis į žemę, nugaros mūsų irgi taip pat ištiestos.
Vat, išlaikot pusiausvyrą. Vien. Įtemptas pilvas ir kvėpuoja. Viskas. Pakanka. Ir sustojam. Ir dar kartą. Iš tos pat padėties ant 4 pabandome su įkvėpimu įsitiesti visų kūnų, bet priešinga ranka, priešinga koja. Dešinė ranka į priekį, kairė koja. Ir grįžtam, sulenkiam kelį, priliečiam su alkūne. Ir vėl. Įkvėpiam ir iškvėpiam. Su įkvėpimu kuo toliau ranka koja, su iškvėpimu priartėja. Žvilgsnis į apačią, pabandom išlaikyti pusiausvyrą. Su tokia kontrolė kūno. Kuo daugiau. Va, sulenkėt kelį su alkūne, suliečiam dabar, sulenkėt per kelį, va. Ir pabandykit dabar su alkūne kelį pasiekti. Kelį susilenkia, alkūne juda prie kelio. Va, va taip. Ir dabar iš kitos pusės. Lygiai taip pat su kita pusė kūno. Nugara tiesiai jūsų, kelis prie alkūnės, įsitiesia. Žvilgsnis į žemę, kūnas tvirtas, įkvepiam, kada kūnas įsitiesia pilnai, iškvepiam, kada priartėja. Nu, pabandom pritraukti ir grįžtam. Vat, viskas. Taigi pirma treniruotės dalis baigta. Atsikvėpkite, pailsėkite, išgerkite stiklinę vandens ir netrukus grįšime. Atsikvėpėme, atsigėrėme vandens ir grįžtame prie darbų. Taigi pradedame antrąją dalį treniruotės. Tai dabar darysim tempimą, tokį daugiau mobilumo įpratimą, vidiniai klubo pusiai. Jeigu kietas kilimėlis arba keliams per sunku, tai tiesiog minkščiau pasidarom ir tada kelius statom plačiai į šalis. Rankos padėtos ant žemės, o dabar stipriai pasijaus iš vidinės klubo pusės tas toks stipresnis tempimas. Tai mes pabandom judėti visų kūnų truputį į priekį, grįžtam atgal stipriai tempia. Tai taip ir kartojam. Visas kūnas pajuda į priekį, grįžta atgal. Žvilgsnis visą laiką į grindis ir nepamirštam mūsų nugaros tiesios. Truputėlį dubinį atgal, va, ir dabar grįžtam atgal, grįžtam į priekį. Irgi stenkitės, kad pėdos būtų plačiau negu keliai, truputėlį į šalis, tada žymiai stipriau jausis tas tempimas. Vat, tik žvilgsnis visą laiką tiesus, dubenį prilaikom ir prijungiam dar tokį super judesį, lygiai tas pats, tik kada sėdam atgal ir grįžtam į viršų, atkyla viena pėda. Sėdam atgal, atkylam į viršų, atkyla kita pėda. Ir taip keičiam iš vienos. Kelis visą laiką prie pat žemės. Pabandom kelį visą laiką spausti prie grindų, bet atkelti tik pėdą. Ir kvėpuojam. Vieną pusę ir kitą. Viskas, sustojam. Ir dabar po lėto pėdas suartinam, kelį vieną šalia kito ir pereisim truputėlį aukščiau įtupsto padėtį. Tai dabar dešinę koją statom į priekį, kairė daugiau atgal. Ir dabar labai svarbu, kad ranka liktų prie kelio, o visas dubuo leidžiasi žemyn. Tai pabandom atkreipti dėmesį, kad mūsų kojos viena nuo kitos būtų toliau. Priekinę dešinę koją statykit toliau į priekį. Super. Ir dabar spaudžiam dubenį žemyn, ranką keliam į viršų, įkvepiam, grįžtam, iškvepiam. Labai neskubėkim, vat, ir grįžtam. Grįžta daugiau atgal, va, visas kūnas ir į priekį. Ta pati ranka. Tai dabar kairė ranka kyla į viršų, va, ir grįžta. Taip, ir grįžtam atgal. Ir vėl. Įkvepiat, spaudžia dubenį į priekį ir grįžtat atgal. Turit jausti, kaip tempiasi labai stipriai visa kairė pusė. Nuo priekinės kojos dalies link juosmens. Sustojam ir dabar pakeisim kojas. Tai dešinė grįžta atgal, pailsėti, statom kairę į priekį. Lygiai ta pati padėtis. Vėlgi nepamirškit, kad pėda daugiau eina į priekį, kelis daugiau atgal. Na, nugara tiesi ir spaudžiam dubenį žemyn, dešinę ranką ištiesiam į viršų, grįžtam atgal. Visą laiką įkvepiam, kada tiesiam ranką į viršų, iškvepiam, kada grįžtam atgal.
Labai nedėkit daug svorio į priekį, o daugiau patį svorį stumiam žemyn. Va, kad iš priekinės klubo pusės pasijaustų tempimas. Ir žingsnis į priekį. Super. Ir ranką atvedam atgal, kad visas šonas įsitemptų. Dar keli kartai. Pagal save reguliuojam, kad nebūtų per sunku. Spaudžiam dubenį žemyn, grįžtam atgal. Ir sustojam. Šaunuolis. Vis dar ta pati koja lieka, tik rankas statom prie grindų. Ir dabar ranka šalia kojos, tai šiuo atveju spaudžiasi į šalį klubą. Į šalį ir grįžta. Paspaudžiam į šoną ir grįžtam. Taip tarsi būtų, kad mes bandom nuo savęs pastumti koją ir jinai grįžta. Nuo savęs ir grįžta. Kai tik pastumėt nuo savęs, stenkitės, kad pėda būtų prispausta prie žemės. Nepamirškit šitą. Pastumėm ir grįžom. O ranka lieka ant žemės. Kvėpuokit, nugaros tiesios. Jeigu norit, kad būtų patogiau, galit su alkūne nuo savęs. Tai galit pasistatyti alkūnę. Super. Vat ir bandom spausti pėdą žemyn. Ir nugara tiesi, kvėpuojam. Galit net dubenį truputį į priekį daugiau. Na ir dabar keičiam pusę. Lygiai tas pats darbas, tik su priešinga koja. Vėlgi, rankos prie žemės, keliai stumiam į šalį, grįžta. Šalį ir grįžta. Kuo daugiau nuo savęs, grįžta prie mūsų. Nugara tiesi, kiek pavyksta. Rankas statot prie žemės. Va, ir šitą stumėt į šalį. Truputį pastumėt, atsirado tempimas ir grįžta. Galit netgi pėdą toliau į priekį pastatyti. Va, ir pastumėm nuo savęs ir grįžtam. Atsisėdam ant kulnų ir ištiesiam rankas į priekį. Ištiesiam, atsipalaiduojam visiškai. Visų kūnų stumėmės rankomis į priekį, o sėdmenys netgi lieka ant kulnų. Atsipalaiduojam. Nugara nusispaudžia žemyn. Tiesiam rankas. Vat labai gerai. Kvėpuojam. Kad atsipalaiduotų visa apatinė nugaros dalis. Ir dabar visos, abidvi rankas į kairę pusę. Stumėt į kairę pusę. Kuo toliau į kairį šoną, atsipalaiduojam. Va, labai gražiai. Jauskit, kad tempia visą dešinę pusę. Jei rankos kairiai, tai temps iš dešinės. Ir judam į priešingą pusę. Rankos juda į dešinę. Super. Va, kvėpuojam giliai. Kad temptų iš priešingos pusės. Pereisim ant šono. Ant kairio. Neskubam, leidžiame žemyn ir pereinam ant kairės pusės. Dabar labai svarbu, kad alkūnė būtų mūsų sulenkta. Abudu keliai taip pat sulenkti. Dabar dešinę koją atkeliam. Ir pabandom truputį daugiau pėdą į viršų, tada keliai. Pėdą, keliai. Ir paprastai judinam. Atrodo lyg ir sudėtinga, bet čia stengiamės kuo daugiau judinti koją per klubą. Padirbės ir pilvo raumenys, nes vis tiek visas kūnas yra vienas vientisas darinys, negalim išdalinti iš vienos, iš kitos pusės, bet svarbiausias mūsų darbas bus prie klubo srities. Va turit jaust, kad čia prie sėdmens, ten kur klubas, tokia didelė įtampa atsiranda. Va, kuo daugiau pėda į viršų, tuomet kelis į viršų. Ir daugiau kvėpavimo su šypsena. Va, kuo daugiau pėda į viršų. Va, irgi bandom išlaikyti kuo įmanoma didesnį amplitudę. Gerai. Na ir dabar su kita pusė. Alkūnė sulenkta, keliai sulenkti. Truputėlį koja pakilo ir kelias žemyn, pėda žemyn. Kelias žemyn, pėda žemyn. Jei pėda pakilo aukščiau, kelias į grindis, jei kelias į viršų, pėda žemyn. Vat ir pabandom. Labai gerai. Ir dabar žiūrėkit. Daugiau pačią pėdą į viršų, viskas. Ir dabar kelią į viršų. Ir judinam. Į vieną pusę, į kitą. Šičia prie klubo, prie sėdmens tokia stipri įtampa turi jaustis. Kvėpuojam. Vat, vieną pusę ir kitą. Vat, labai gerai. Ir pabandykit dar pėdą aukščiau, kelią žemiau ir į priešingą pusę. Va, super. Viskas, stojam, atsikvėpiam. Ir dabar dar geriau, atsigulsim ant nugaros. Pati geriausia padėtis gulėti ant nugaros. Tik dabar
atsigulus ant nugaros, kairę koją sulenksim per kelį, padėsim pėdą ant dešinės, ar ne, ant dešinės kojos kelio, rankos lieka prie žemės, būtinai galva padėta ant grindų ir su iškvėpimu truputį pritraukiam koją ir padedam žemyn. Iškvėpiam, pritraukiam, įkvėpiam, padedam ant grindų. Po lėto, kiek pavyksta. Labai geras jausmas bus kairiai pusiai prie klubo. Kai tik pritraukėt koją, taip atsiranda tempimas. Pat pritraukot ir grįžot. Iškvėpėt būtinai orą iš plaučių, iš pilvo, kai traukėt koją link savęs ir padedat. Iškvėpėt kada? Iškvėpėt, kada traukėt koją prie savęs. Taip, va. Ir iškvėpėt, pritraukėt. Lygiai tas pats darbas iš kitos. Priešingą koją užsidedam ant kelio ir traukiam link savęs. Ir būtinai iškvėpiam orą iš plaučių. Nu ir pabandom. Traukiam ir iškvėpiam. Va, dar keli kartai. Va, kuo išeina daugiau. Ir turit pajaust, kad iš dešinės pusės prie klubo atsiranda toks stipresnis tempimas. Labai gerai. Dar keletą. Nu, paskutinių. Kuo daugiau pritraukiam. Nu, klausykit, aš sakiau, kad bus rimta. Atsikvėpiam kelis kartus, atsisėdam taip po truputį nuo šono, nuo alkūnės ir viskas. Ačiū, kad sportavot, ačiū, kad dalyvavot. Šaunuolės. Taigi treniruotė mūsų baigėsi. Labai nuoširdžiai tikiuosi, kad pavyko pajausti visus kūno raumenis ir pasportuoti stipriai. Taigi pasimatome kitoje mūsų treniruotėje. Ir labai svarbu atkreipti dėmesį į tai. Asmenims su cukriniu diabetu fizinį krūvį planuokite iš anksto. Susileiskite insulino, pavalgykite ir po 1 ar 2 valandų mankštinkitės. Prieš sportuodami visuomet pasitikrinkite gliukozės kiekį kraujyje. Turėkite gliukozės tablečių arba vaisių sulčių. Turint aukštą kraujo spaudimą, būtina gauti sutikimą sportuoti iš savo šeimos gydytojo. Pradėjus jausti galvos svaigimą, sustabdyti treniruotę. Turėti šalia vandens. Esant po klubo endoprotezo operacijos, draudžiama atlikti pratimus, kuomet kojos kelis aukščiau už klubą. Pėda sukasi į vidinę pusę, kuomet koja tiesi. Pratimus atlikti tik mažoje amplitudėje iki skausmo ribos. Gulint ant nugaros, turėti pagalvėlę po galvą. Patartina sportuoti su artimųjų priežiūra.